Sveiki gyvi vyturėliai, kažkada sakydavo mano mama, jei pabusdavome anksčiau nei reikėdavo. Tad ir aš naudojuosi progą pasisveikinti su jumis kiek kitaip nei visuomet. Tačiau mūsų laidoje ne tik pasisveikinimai, kreipimasis ar temos kartais būna netokie. O kas šiandien bus kitaip ar tiesiog filmuota kitų rakursų, pamatysite jau visai netrukus. Šiandien laidoje sužinosite, kodėl verta apsilankyti Klaipėdos universiteto karjeros dienose. Išsiaiškinsite, kokių pokyčių įvyko Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų studentų sąjungose ir pamatysite, kaip atrodo itališka fiesta. Tad nebandykite pabėgti, nes eteryje trumposios akademinės naujienos. Kaip atrodo laikas ant sienos? Pakabintas laikrodis, kažkokiu stebuklingu būdu suspaustas tavo gyvenimo įamžinimas ar tai, ką tu veiki socialiniuose tinkluose? Klaipėdos universiteto rekreacijos ir turizmo katedra siūlo į šiandieninį socialinių tinklų populiarumo fenomeną pažvelgti kiek plačiau ir dalyvauti konkurse, sukurti filmuką ir jo pagalbą laimėti pinigų. Tad studentė, nedelsk. Balandžio 9-10 dienomis Mykolo Romerio universiteto studentų mokslinė draugija rengia jau 16 kartą įvyksiančią mokslinės minties šventę. Jos metu vyks universiteto studentų mokslinių straipsnių pristatymai, konferencija. Šventę atidarys Mykolo Romerio universiteto teatro studijos režisieriaus Juliaus Dautarto spektaklis Vilniaus getas. Daugiau informacijos elektroniniu paštu. Jau nuo šiandien Austrijoje Vienoje prasideda Robo Challenge varžybos, kuriuose jau nuo 2004 metų rungiasi robotų konstruktoriai iš 36 pasaulio šalių. Šiemet čia dalyvauja ir Klaipėdos universiteto robotikos būrelis, o jų pergalės įamžina mūsų vikrusis operatorius Vytautas. Siunčiame linkėjimus Vytautui ir linkime sėkmės išmaniesiems uostamiesčio konstruktoriams. InfoShow – tai Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto studentų atstovybės InfoSA jau 12 kartą organizuojamas festivalis. Jis yra pats informatiškiausias ir turi net 11 renginių. Festivalis trunka 10 dienų nuo balandžio 4 iki 13 dienos. Festivalį pradės pats didžiausias Lietuvoje kompiuterinių žaidimų renginys Lamparty, pritraukiantis ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių žaidėjus. Šiemet rengiami turnyrai. StarCraft, kurio prizinis fondas, įsteigtas mūsų mecenato Telesoftas, sieks net $2000. League of Legends, East West, Team Fortress 2, Dota 2, Counter-Strike, Hearthstone bei įvairūs mini turnyrai. Taip pat pavargę nuo kompiuterių, dalyviai atsipūsti galės poilsio zonoje, kurioje jų lauks įvairūs stalo bei konsoliniai žaidimai. Šiemet turėsime ypatingai linksmą netradicinio sporto renginį Infobolas, kurio metu dalyviai žais futbolą apsirėdę specialiais pripučiamais kamuoliniais kostiumais. Sudalyvauti netradiciniuose estafetėse, tokiuose kaip tarakonų lenktynės, bėgimas su kompiuteriu ir kitose, bei svarbiausia atsikratyti savo seną pabodusio telefoną, bei vietoj jo gauti naują. Kvies renginys, numesk seną, gauk naują. Fotografijos mėgėjams ir ne tik siūlome sudalyvauti grifų medžioklėje, kurios metu reikės kuo išradingiau nufotografuoti nurodytus objektus. Taip pat festivalyje turėsime net 4 konferencijas. Pradėk dirbti studijuodamas, sėkmės istorijos ir žaidimų virtuvė. Japonų kultūros mėgėjų ypač laukiamame renginyje Anime Nights 2 naktis Romuvos kino teatre vyks naktiniai anime seansai. Taip pat konkursai, manga piešimo, AMV, cosplay bei cosplay eitynės ir daug kitų pramogų. Naktinio gyvenimo išsilgusius kviečiame į pačius populiariausius 7 Kauno barus suvienijantį barų vakarą. Kiekviename bare skambės skirtingų muzikos stilių gyva muzika. Šiemet sulauksime daugiau nei 20 atlikėjų bei grupių. Dalyvius linksmins Jurgis Didžiulis, Linas Irenomė, Joko Mono, Domantas Razauskas bei kiti. Viso renginio metu po barus kursuos infotroleibusas, kuriame gros 3AM. Aplankę visus 7 barus gaus garbingą barų bėgimo sertifikatą, o pirmieji barų vakaro marškinėlius. Klaipėdos universitete iškilmingai pradėtos verslo inkubatoriaus statybos. Kaip atrodė šios nekasdienės iškilmės ir kas, kada bei kokiu verslu galės užsiimti šiame inkubatoriuje, sužinosite jau visai netrukus.
Klaipėdos universiteto jūrinėme slėnyje įkasta simbolinė kapsulė su laišku ateities kartoms, žyminti verslo inkubatoriaus statybų pradžią. Šis pastatas viena iš projekto inžinerinių tinklų susisiekimo komunikacijų rengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūrinėme slėnyje dalių. Šis inkubatorius vienodai svarbus tiek verslo atstovams, tiek akademiniai bendruomeniai. Praktiškai šita tradicija tik tai pradeda vystytis Lietuvoje, o inkubatorius pagrindinis yra tikslas, tai yra sujungti mokslą su verslu vienoje vietoje. Tai yra, kaip aš ir minėjau, pasiekti, kad būtų grandinė nuo fundamentalių mokslinių tyrimų iki konkretaus produkto ar technologijos išėjimo į rinką. Ir pageidautina netgi, kad išėjimas būtų į tarptautinę rinką. Numatyta, kad pirmenybę įsikurti inkubatoriuje turės įmonės pirmiausia plėtojančios verslus jūrinėme sektoriuje, tačiau šiuo sektoriumi tikrai nebus apsiribota. Turime jau konkrečių potencialių klientų, su kuriais yra sudaryti ketinimų protokolai, kurie jau yra aiškiai įvardyti, kokią veiklą jie norės vykdyti, būtent šitom būsimam pastate, kokių patalpų jiem reikia, kokios tai gali būti tų reikalavimai toms patalpoms ir tai jau mes esame įdėję net į techninį projektą. Sakykime, atskiros patalpėlės, kurios reikalingos specialaus vėdinimo arba specialios ventiliacijos, jau ten yra numatytos šitam konkrečiam techniniam projekte. Bendra verslo inkubatoriaus vertė kartu su įranga be pridėtinės vertės mokesčio siekia beveik 7 milijonus litų. Objekto plotas sieks net 2500 kvadratinių metrų, o jo patalpose galės įsikurti daugiau nei 10 naujų technologinių įmonių. Manoma, kad šis objektas neabejotinai atneš naudos visam Klaipėdos regionui. Klaipėdos regionui tai yra naujos darbo vietos, naujos vidutinės smulkios įmonės ir be jokios abejonės naujos technologijos ir žinomumas regiono ir miesto. Klaipėdos universiteto rektoriaus profesoriaus daktaro Vaidučio Laurėno teigimu, šio verslo inkubatoriaus veikla tiesiog negali būti atsiejama nuo inovacijų ir naujų idėjų vystymo. Tai šiuo atveju technologiniams inkubatoriams jau formuluojamas labai aiškus dėmesys. Reiškia labai aiškus tikslas, kad jie kurtų naują produktą. Pasiseks tai padaryti, tada vainikai virš mūsų galvų. Nepasiseks, tada jūsų klausimas bus, o kam darėm tai. Bet aš tikiuosi, kad darom viską tą, ne tik Klaipėdoje, bet apskritai Lietuvoje, ką ministras pažymėjo, kad vis tik mes Lietuvoje kurtumėm daugiau naujų technologijų, naujų produktų. Kitaip mes liksim šalia trečiųjų šalių, neduoktų Dieve. Ačiū. Verslo inkubatoriaus statybos darbus planuojama baigti iki šių metų pabaigos. Kaip sveikinimo kalboje pažymėjo Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, šis verslo inkubatorius bus vieta, kur verslo viščiukai galės išaugti dideliais ereliais. Pasaulyje manoma, kad būtent pietiečiai yra karšto temperamento žmonės, o jų vakarėliai virsta didžiausiamis ir visus įtraukiančiamis fiestomis. Tačiau tai tiesa ar tik dar vienas stereotipas? Laidos Universitetai LT komanda nusprendė patikrinti šį faktą ir apsilankė itališkoje fiestoje. Viskas, kas geriausia, yra Italijoje. Tai puikiai patvirtino Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto studentai kartu su Kalbų ir kultūrų centru. Surengė tikrą itališką fiestą. Jos metu vyko stilizuotos itališkos mados pristatymas Karnavalo kaukės, po kuriomis slėpėsi patys Klaipėdos universiteto studentai. Renginio metu buvo suvaidintas fragmentas iš Viljamo Šekspyro kūrinio Romeo ir Džiuljeta. Taip pat italų kalbos iš pačios Italijos dėstyti atvykęs Flaviano Bertaina pristatė prezentaciją apie Italiją, po kurios vyko smagioji fiestos dalis – viktorina. Skambėjo itališka muzika, buvo ragaujamos vaišės. Nors Lietuva žymiai skiriasi nuo Italijos, tačiau yra ne ką mažiau patraukli nei pastaroji. Taip, bet kartais žmonės ieško į kitą šalį. Pavyzdžiui, Italija taip yra temperamentingi ir kaip toliau, bet jiems patinka Lietuva, nes čia yra šalčiau ir yra Baltijos jūra, kuri nėra Italijoje, pavyzdžiui. Itališkos fiestos organizatorius tikina, jog poreikis suorganizuoti šventę kilo iš noro papasakoti apie Italiją ir jos kultūrą. Čia buvo mano ir Kalbų ir kultūrų centro idėja, taip, pasisveikinti su žmonėmis ir truputį pakalbėti apie Italiją, apie kas yra Italija ir apie žmonės, kurie nori dalyvauti kursuose.
Anot Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto kalbų ir kultūrų centro direktorės Jūratės Derukaitės, Itališka fiesta tęsia kultūrinių renginių ciklą, skirtą įvairioms kalboms ir kultūroms paminėti ir yra organizuojamas jau 3. kartą. Šie renginiai tai mūsų pastangos populiarinti kalbų mokymasi. Taip pat mes stengiamės pasinaudoti kiekvieną progą, kai turime atvykstančių svečių iš užsienio, kurie gali taip turiningai papuošti mūsų tas rengiamas šventes. Jūratės Derukaitės teigimu, įvairių kultūrų ir kalbų pažinimas didžiausias turtas, todėl artimiausiu metu yra ketinama surengti dar vieną panašią šventę. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Per visas Lietuvos aukštąsias mokyklas tiesiog ritasi karjeros dienų renginiai, kurių metu studentai ir ne tik gali sužinoti apie savo ateities perspektyvas, pabendrauti su daug pasiekusiais aukštosios mokyklos absolventais ir galiausiai pasimokyti karjeros vingrybių. Apie tai, kas šiemet laukia uostamiesčio studentų, mūsų reporterė Živilė. Ei studentė, ar jau žinai, kokios karjeros galimybės tavęs laukia baigus studijas? Ar tikrai žinai visas savo specialybės perspektyvas? Koks tavo atsakymas bebūtų, balandžio 9-10 dienomis atvyk į Klaipėdos universiteto karjeros dienas ir sužinok atsakymus į rūpimus klausimus. Orientuojamės į studentus, tai yra galimybė Klaipėdos universiteto studentams susitikti su organizacijų atstovais, užmegzti naudingas pažintis, kontaktus, pabendrauti su organizacijų atstovais, pasikalbėti rūpimais į karjeros klausimais. Karjeros dienas organizuoja Klaipėdos universiteto karjeros centras drauge su Sveikatos mokslų fakulteto rekreacijos ir turizmo katedra. Karjeros dienos yra tarptautinio projekto Darbo rinkos dinamika ir patraukli verslui aplinka Pietų Baltijos regione dalis. Projektas yra paremtas tam tikrais tyrimais ir dėsningumais, kurie pastebėti visame Pietų Baltijos areale. Ir būtent susiję su darbo jėga. Tai būtent, kad trūksta kvalifikuotų darbuotojų, didelė jaunimo turinčio aukštą išsilavinimo lygį migracija ir žinoma, tai sukelia populiacijos senėjimo procesus, kurie patį regioną padaro mažiau patrauklių verslo vystymui. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto rekreacijos ir turizmo 3 kurso studentė Snežana ruošiasi dalyvauti šiame universiteto renginyje. Tiesiogiai galės pabendrauti su darbdaviais, sužinoti, ko iš jų tikisi ir ne tik Lietuvos lygių, bet ir tarptautinių lygių. Ir šiaip sužinoti galbūt kažkokių įdomių profesijų, ką jie galėtų pagal savo specialybę pasirinkti. Aš taip, pavyzdžiui, esu rekreacijos ir turizmo specialistė ir įsivaizduoju, kad galiu dirbti viešbučiuose arba maitinimo srity, bet iš tikrųjų, ruošiant karjeros dienas, mes sužinojame, kad aš taipogi galiu plaukti ir su kruiziniais laineriais ir ten aptarnauti keleivius ir tuo pačiu dirbti ir pagal savo specialybę ir keliauti ir galbūt sužinoti daugiau apie savo galimybės. 2 dienų trukmės renginyje studentų laukia įvairūs renginiai. Jų metu kiekvienas turės galimybę užmegzti naudingas pažintis, plaukti universiteto burlaiviu Brabander bei išgirsti sėkmingos karjeros istorijas. Vyks renginio forumas, tai karjera ir mobilumas Pietų Baltijos regione jūros ir turizmo sektoriuje. Tai vyks pranešimai, diskusijos, taip pat bus pasirašomi bendradarbiavimo ketinimo protokolai tarp Klaipėdos universiteto ir organizacijų. Taip pat vyks tokia ekskursija į atostogų parką ir plauksime Brambanderiu, aprodysime svečiams, studentams Klaipėdos uostą, jį pristatysime. Antrąją dieną vyks karjeros mugė, kurios metu organizacijos prisistatys mūsų studentams, bendraus
vyks interaktyvusis pristatymas, tai yra organizacijų, tokia yra naujovė šiemet, kai bus rodomi filmukai, prezentacijos ir panašiai. Pasak vieno iš karjeros dienų organizatorių, Klaipėdos universiteto laisvalaikio paslaugų centro veiklos koordinatoriaus Dariaus Rekio, karjeros dienų tikslas yra skatinti studentus apie savo karjerą galvoti dar studijų metais. Jie turėtų jau studijų metu galvoti apie savo karjeros galimybės, ieškoti tam tikrų kontaktų, domėtis galimomis perspektyvomis ir galimybėmis įsidarbinti tam tikrose įstaigose ir bandyti su jomis jau bendrauti, kalbėtis šitomis temomis, užmėgsti ryšius. Ir karjeros dienos būtų pats renginio būtent ta mintis ir yra padaryti pirmus žingsnius studentams, jiems palengvinti šitą galimybę, nes mes kviečiame įmonių atstovus, kurie iš karto tiesiogiai atvykę čia gali su studentais pabendrauti, informuoti juos apie tai, ką jie galėtų dirbti tenai, ko tikisi darbdavys iš studento ir panašiai. Karjeros dienų organizatoriai primena, kad visi norintys tapti karjeros dienų dalyviais turėtų užsiregistruoti ir sekti informaciją karjeros dienų internetinėme puslapyje bei socialinėme tinkle Facebook. Nors naujus metus sutikome jau gerokai anksčiau, tačiau tai nereiškia, kad pokyčiams jau vėlu. Universitetų studentų sąjungose vyko atskaitinės rinkiminės konferencijos, tad ką gero studentų atstovai nuveikė per savo kadenciją ir ar atsirado gebančių juos pakeisti, išvysite Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų parengtuose siužetuose. Klaipėdos universiteto studentų sąjunga gyvuoja jau 20 metų. Šios sukakties proga į ataskaitinę rinkiminę konferenciją organizacijos narių pasveikinti atvyko ir Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Jis organizacijos nariams linkėjo neblėstančių drąsių idėjų, noras siekti ir įveikti visus iššūkius. Klaipėdos universiteto rektorius, profesorius daktaras Vaidutis Laurėnas studentų sąjungos nariams įteikė padėkos raštą už veržlumą ir aktyvią veiklą atstovaujant studentų interesus. Eligijus Masiulis, Klaipėdos universiteto studentų sąjungos įkūrėjas, dalinosi prisiminimais apie organizacijos įkūrimą ir linkėjo, kad šis 20-metis įkvėptų ir suteiktų naujų polėkių. Klaipėdos universiteto studentų sąjunga džiaugiasi naujai išrinkta prezidente. Jie tapo dainavimo meno subtilybę studijuojant antrakursę Evelina Greiciūnaitė. Mergina teigia, kad prezidentės pareigas padėjo laimėti didelis noras ir entuziazmas. Visų pirma, dėl to, kad yra didelis noras, patirties irgi yra, gal net tokios didelės, kaip pavyzdžiui pas buvusią prezidentę Dianą, bet noras, žingeidumas, manau, paperka žmonės. Kadencijos metu naujoji prezidentė pažada stengtis išlaikyti tradicijas. Pakeisti aš nebandysiu labai daug, aš kaip tik bandysiu viską išlaikyti ir toliau kryptingai siekti tikslo eiti, kad QSS ir toliau būtų vieninga jaunimo studentiška organizacija, kurie tinkamai atstovautų studentus bendruomenėje. Per ataskaitinę rinkiminę konferenciją balsavime dalyvavo 68 delegatai, 48 balsai buvo atiduoti už Eveliną, 15 delegatų pasisakė prieš ir 5 biuleteniai buvo sugadinti. Prezidento kadenciją baigusi Diana Mickutė perleido pareigas Evelinai ir negailėjo jai gerų žodžių. Diana Mickutė baigusi prezidento kadenciją ketina ir toliau atstovauti studentams. Vytauto Didžiojo universitetas. Pirmoji aukštoji mokykla Lietuvoje studentų atstovybės prezidentą išrinkusi tiesioginiu internetiniu balsavimu. Būdu studentai galėjo išsakyti savo nuomonę universiteto interneto pagalba. Jie galėjo tiek palaikyti, tiek paneigti kandidatūrą į prezidento postą. Nors šis balsavimo būdas yra dar naujas, jis susilaukė didelio studentų palaikymo. Kiekvienas bendruomenės narys, pradedant nuo nesenai prie universiteto bendruomenės prisijungusio pirmakursio, baigiant su studijomis atsisveikinančių magistrantų, turėjo lygias balsavimo teisės. Tiesioginių rinkimų svarbą pabrėžia antrąjį kadenciją išrinktas VDU studentų atstovybės prezidentas Justinas Petkus, universiteto rektorius Zigmas Lydeka bei kiti rinkiminės konferencijos svečiai. Kaip vertinate pirmosius tiesioginius elektroninius rinkimus? Iš tikrųjų, tai labai džiugina, jog tokie rinkimai vyksta ir nors ir studentų skaičius peržengus kvorumą nėra didelis, tačiau matom, jog 900 su viršum balsavimų studentų gali parodyti, jog studentiškas judėjimas, studentiškas gyvenimas iš tiesų studentus domina ir tai yra atvirumo, demokratiškumo forma, kurią turėtumėm puoselėti ir turėtumėm palaipsniui greičiausiai pritaikyti visur, kur tik įmanoma studentiškame gyvenime. Iš dalies sunku, iš dalies buvo lengva, kadangi
niekur daugiau nevyksta tokie tiesioginiai elektroniniai rinkimai, tai pavyzdžių neturėjome, nežinome, kaip tai turėtų daugmaž būti. Bet kodėl iš dalies ir lengva? Todėl, kad tie tokie tiesioginiai rinkimai kažko, šiuo atveju dabar atstovybės prezidento, bet universitete vyksta taip pat ir lapkričio 17 dieną, tarptautinės studentų dienos proga. Tam tikrą pavyzdį turėjom, kad buvo lengviau, nes patirties su ta sistema, kurioje mes dirbam, buvo. Pralaušim ledus ir galbūt visur, visose organizacijose ir galbūt net Lietuvos Respublikoje vyks tiesioginiai elektroniniai rinkimai. Tai, kad tokia forma parodė studentai, yra labai gerai, nes tai yra pavyzdys visom kitom institucijom, netgi ir valstybės lygmenį, tai aš labai džiaugiuosi. Ir kita vertus, netgi ir pats dalyvavimas jau yra didesnis. Jeigu rinkdavo atstovai, tai kelios dešimtys, o dabar jau virš 900 studentų atstovavo. Manau, kad ateityje dar didesnis skaičius bus. Tai jau ir tai tokiais rinkimais mes ne tik parodom modernumą, bet tuo pačiu nunešam žinią daug didesniam skaičiui žmonių. Praėjusioje laidoje rodėme jums reportažą iš Klaipėdos universiteto bendruomenės apdovanojimų Valio. Džiugu, kad uostamiestyje yra tiek įdomių žmonių. Tačiau mes nusprendėme išsiaiškinti, kuogi apdovanojimus pelnę akademinės bendruomenės nariai yra tokie nuostabūs. Šiandien šio darbo imasi Raminta. Skelbėme pirmąją Valio apdovanojimų nominaciją. Tai metų atradimas. Ji atiteko humanitarinių mokslų fakulteto lietuvių filologijos ir režisūros 3 kurso studentams. Šiandien išsiaiškinsime, kur jos buvo atrastos, kas jas atrado ir dėl kokių atliktų darbų buvo nominuotos šiuose apdovanojimuose. Studentės pasakoja paprasčiausiai nuoširdžiai studijuojančios pasirinktą dalyką ir atliekančios joms skirtus darbus laiku. Merginos paruošė atidarymo numerį teatrų festivalyje Aitvarai, taip pat kompoziciją pagal Vytauto Mačernio kūrybą. Pastaroje rodė ne tik Vytauto Mačernio tėviškėje, bet ir Aklųjų centre ir, žinoma, universitete. Jaunosios filologės tikina nesitikėjusios laimėti Valio apdovanojimo. Aišku, mes nesitikėjome ir buvome tikrai labai nustebintos. Džiaugiamės, kad mūsų darbą įvertino universiteto erdvėje. Labai esame to patenkintos, nes tai mus pakyli ir suteikia jėgų naujiems poetiniams bei darbams. Merginų nuomonė darbas grupėje visapusiškai sutvirtina ryšius tarp studentų. Manau, tokie darbai suartina ne tik mūsų bendrą kursą, bet ir kitus studentus, nes turime bendras paskaitas su švedėmis, su kalbos tvarkyba, todėl ir leidžia rasti naujų pažinčių ir bendrauti ne tik kurso aplinkoje. Bet apskritai tai mūsų kursė visada labai taip džiugiai kursiokės priima visokius pasiūlymus, dėstytojų ten kvietimus kažkur dalyvauti. Tai tas labai smagu. Tokia jaučiasi iniciatyva iš visų ir noras kažką veikti, ne tik tai, kas privaloma. Džiaugiamės tokiais atradimais, tikimės tokių išvysti tik daugiau, o dabar dar kartą Valio! Šiuo džiaugsmingu šūkiu ir baigsime laidą. Tai buvo viskas, ką mes jums norėjome parodyti šią savaitę. Primename, kad laidos kartojimus galite išvysti pirmadieniais 9:30 per TV6 ar jau dabar savo internetinės naršyklės paieškos laukelėje surinkę www.tv3play.lt. Jei akademinių naujienų ir reportažų jums negana, apsilankykite mūsų puslapyje Facebook. Pažadame, ten išvysite kur kas daugiau nei dabar. Pavasariškos nuotaikos, mielieji. Iki kito šeštadienio.